Sveiki, su jumis sveikinasi tinklalaidė 31 minutė su Ilja. Ačiū, kad esate kartu. Nepamirškite prenumeruoti šio YouTube kanalo, rašyti komentarus, pastebėjimus ir klausimus po šio vaizdo įrašu. Na, o šios dienos tema - dirbtinio intelekto agentai. Šiandien su jumis būsiu aš, tinklalaidės vedėja Paulina Butiriūtė ir žinoma, Ilja Laurs. Labas, Ilja. Sveiki visi. Tradiciškai pradėkime nuo klausimo, kas yra kas. Taigi, kas yra tie dirbtinio intelekto agentai ir kaip jie veikia? Geras klausimas, nes šiais laikais, kai dirbtinis intelektas atrodo vystosi ženkliai greičiau negu žmonės spėja pasivyti, tai kas dieną praktiškai atsiranda naujas terminas ir jeigu nelabai gautasi terminuose, trenduose, tai atsilikti galima praktiškai labai 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 greitai. Tai jau išeinu iš to, kad dauguma žiūrovų, vartotojai Lietuvoje žino, kas yra ChatGPT, kas yra dirbtinis intelektas, kas yra Midjourney, ten taip vadinamas kūrybinis LLM'as arba generatyvus dirbtinis intelektas, tai mada 24 metų gal antro pusmečio yra dirbtinio intelekto agentai. Tai gal pradžiai aš pradėsiu nuo to, kokie yra to klasikinio pirmojo dirbtinio intelekto varianto trūkumai. Ir vienas iš tų labai esminių trūkumų, kad daug ką žino, daug ką gali atsakyti, papasakoti, paaiškinti, bet jeigu tu specifiškai jo ar jos, nežinau kaip tai vadinti, nenoriu būti šovinistu, bet pavartosiu jo, užklausti, tai tą ir atsakys. Ir viskas, ir to ir baigsis tavo sesija. Dabar praktiškam realiam gyvenime to neužtenka. Nes pavyzdžiui, jeigu aš norėčiau užsakyti bilietus lėktuvui, man neužtektų tiesiog į orą pasakyti, o kaip man nuskristi, man reikėtų atlikti eilę veiksmų. Tai aš turiu poreikį, aš turiu tikslą, rezultatą ir aš turiu eilę žingsnių. Kaip juos galiu pasiekti? Kiekvienas žingsnis yra kitoks. Kažkur reikia užpildyti formą, kažkur reikia ištraukti pasą, kažkur reikia sumokėti kreditinę kortelę, kažkur reikia sureaguoti ten į klaidos pranešimą, kad tavo kortelė nepraėjo, ten patikrinti PIN kodą ar ten dar kažką, tai yra eilė veiksmų. Ir mes nelabai susimastome, kad atrodytų paprasčiausiai būtiniai dalykai iš tikrųjų susideda iš eilės labai įvairių veiksmų, labai įvairių. Ir dabar grįžtu prie to, kas yra agentas, tai skirtingai nuo ChatGPT, kur paklausai atsakė, tai yra jau pakankamai savarankiškas mechanizmas, kuriam labiau užduodi arba vienkartinį tikslą, arba apskritai atsakomybės sritį. Pavyzdžiui, toksai labai paprasčiausias pavyzdys galėtų būti tas pats bilieto užsakymas, kur vietoj to klausimo, kaip man nuskristi iš Vilniaus ten į Niujorką, tu sakai, aš noriu gauti bilietų į Niujorką tokiai dienai ir tada agentas pats supranta, kokius žingsnius reikia atlikti, pats supranta, kad, tarkime, internete reikia veikti per naršyklę. Toliau reikia ištraukti ten ir veikti per bankinę sistemą, ten po to ten dar kažką, tai nusiųsti nuotrauką tavo paso ir panašiai. Tai vat agentas, skirtingai nuo va to pasyvaus varikliuko, jau turi misiją, tikslą, tam tikrą kontekstą, tam tikrus rėmus. Nes jeigu aš paprašysiu, aš alkanas ir noriu maisto, tai nereiškia, kad dirbtinio intelekto agentas gali apvogti parduotuvę ir man pristatyti maistą ir pasakyti, tai tugi prašei. Ne, reikia įrėminti, pasakyti, jo noriu, bet ne bet kokia kaina, ne bet kokiais veiksmais, nes privalai tilpti į tam tikrus rėmus, įstatymus, ten visą kitą. Bet iš tikrųjų tai yra visiškai sekantis šuolis ir va tokia gal paskutiniausias gal trendas paskutiniu metu. Microsoftas yra pranešęs, OpenAI yra pranešę, Anthropic, toks irgi garsusis žaidėjas dirbtinio intelekto yra pranešę, kad jau dabar išleidžia tuos agentus, kurie visiškai moka dirbti su standartiniu Windowsiniu kompiuteriu. Tai yra supranta visų programų, langus, kontekstus, moka judinti peliuką, moka paspausti mygtuką, supranta, kad čia reikia atidaryti Wordą, čia reikia atidaryti prezentaciją. Į Wordą įrašyti tokį tekstą, išsaugoti, išsiųsti kažkur, tai pavyzdžiui, redakciją ar kažkur, tai vat, agentai skiriasi nuo, sakysime, paprastų varikliukų tuo, kad jie jau gali vykdyti va tokią savarankiškai didelę veiklą arba apskritai tiesiog kažkur kažkaip tarnauti. Pavyzdžiui, gali būti dirbtinio intelekto agentas, kurio atsakomybė yra tiesiog siekti, kad visi komentarai atitiktų, pavyzdžiui, ten teisinę sistemą. Tai nebūtų diskriminacijos, nebūtų ten propagandos, nebūtų ten dar kažko, tai skirtingai nuo žmogaus gali reaguoti 24 valandas realiam laike ir tiesiog atsakomybė yra pasirūpink, kad, tarkime, šitos svetainės komentarai neturėtų ten blogos informacijos. Taškas. Čia yra misija.
Ir jau nebereikia atskirai klausti, ar šitas komentaras yra geras, blogas ir panašiai, panašiai. Tai vėlgi, tie instrumentai gera žinia prieinami visiškai kiekvienam atskiram individui. Tai, sakysime, ypač čia Microsofto produktai, kurie dėgiami į standartinius paketus, tai bus praktiškai pasiekiami kiekvieno vartotojo jau. Kalbam apie mėnesius, ne metus. Ir įsivaizduokite ten darbą, kai viskas, ką tu darai su kompiuteriu, nuo ryto iki vakaro, tu gali tiesiog vietoj to, kad pačiam atidaryti kompą, paleisti e-mailo programą, ar tai būtų Gmailas ar Outlookas, perskaityti e-mailus, tiesiog pasakyti, mielas mano agentė, surūšiuok man šio ryto elektroninį paštą, pranešk, jeigu kažkas yra ypatingai svarbaus, atsakyk standartinius atsakymus į kažką rutininio, tiesiog patalpink į šiukšlių dėžę viskas, kas nesvarbaus, nes šiuo metu neturiu nuotaikos. Bet tokiu būdu suformavęs, tu tiesiog gali tikėtis jau galutinio atlikto veiksmo. Ar tu naudoji dirbtinio intelekto agentus savo veikloje? Tikrai taip, tikrai taip. Vėlgi aš turiu tokį pusiau hobį, pusiau veiklą, man patinka programuoti ir, sakysime, tie tokie jau tarnybiniam lygmenį, gal techniniam lygmenį agentai jau buvo prieinami jau kurį laiką. Tai tarkime, vienas iš agentų, tiesiog kai aš noriu išklausyti, bėgiodamas tam tikrą tematiką naują man, tikrai yra mažas robotukas, kur parašai mane domina, pavyzdžiui, skaitmeninis marketingas. Tai tada tas robotukas suranda 20 top bestsellerių knygų, ištraukia iš tų knygų top 20 tezių iš kiekvienos knygos, tada suspaudžia, padaro santrauką, tada įgarsina dėl poreikių patenkinimo. Nebemato tai kaip vertybė. Tai ne tik tai tiek, kad neatima, bet žmonės mielų norų sako, atsirado kažkas, kas mane, nu ir ačiū Dievui. Tai vat plačiaja prasme, visi trendai, visa statistika rodo tai, kad yra kažkokia kategorija žmonių, kurie stovi, ne, ten policininkai, mes norim vietoj šviesoforo reguliuoti gyvenimą, ten pakeisime, to nėra. To nėra, pradėsim nuo to. Bet vis tiek sumažėjo pačių darbuotojų kaip žmonių poreikis, ar ne? Nes vis tiek didelę dalį užtenka vieno žmogaus, kuris suvaldo tuos agentus. Dabar vėlgi palietei tokią labai įdomų temą. Vis dėlto ekonominiai statistiniai skaičiavimai rodo labai keistą trendą, kad dažniausiai kompanijos samdo ne dėl to, kad žmonės ar ne žmonės gali kažką padaryti, o dėl to, ar turi ar neturi resursų tam samdymui. Kitais žodžiais, jeigu kompanija uždirba dėka robotų, dėka dirbtinio, dėka ten geriau dirbančių žmonių daug pinigų, tai tada tokia korporacija, čia rodo statistika, pasirenka vis dėlto samdyti daugiau žmonių ir susitaikyti, kad tie žmonės daro fiziškai mažiau, ypač tą mato lietuviai, kurie turi gal prabangą tokią dirbti ten skandinaviškose, ypač kompanijose, kur sako, nu žinai, sako, jeigu ten 4 valandas per savaitę kažką intensyviai padirbėsiu, tai jau sunki savaitė. Ir vat patirtis rodo, kad jeigu kompanija turi resursų, tai būtent resursų buvimas stipriau įtakoja darbo vietas, negu arba robotas daro, arba nedaro mano darbo. Tai kompanija susitaiko su ženkliai mažesniu žmonių produktyvumu, ženkliai didesnė kompensacija, vien dėl to, kad turi resursų, o resursų turi vien dėl to, kad efektyviai daro arba robotukai, arba va, tas žmogus, kuris moka vadovauti dirbtiniam intelektui ir panašiai. Tai va čia yra netiesa, kad jeigu kompanija mato, kad va, tu dirbi pas mus ir už tave dirbtinis intelektas gali efektyviau ir pigiau, tai tu išeini iš gatvės. Realiam gyvenime tas ypatingai retai tokia logika vadovaujasi. Daug dažniau veikia, kad, dirbtinis intelektas dirba, reiškia mes kiek planavome, tiek pardavimų pelno turime, nu tai reiškia ir tave išlaikysime ir dar kažką pasamdysim. Daug dažniau veikia tokia logika. Jis veikia žmonėm, nes tai reiškia didesni atlyginimai, mažiau atsakomybės krūvio darbe, didesnis tas vadinamas life-work balance kiekis ir panašiai, panašiai. Ir tai prie viso to, kad apskritai, vėlgi pasikartosiu, darbas už pinigus, darbas poreikiams patenkinti nebetampa vertybė. Darbas vardan idėjos, darbas vardan ten tobulėjimo tampa vis didesnė vertybė, bet darbas dėl pinigų iki šiol jisai, sakysim, vargiai galima pasakyti, ar veikia, nes priminsiu, statistika sako, kad 70% žmonių tiek Amerikoje, tiek Europoje nemėgsta savo darbo, nenori, bet dirba dėl to, kad kitaip negali išsilaikyti. Čia šiaip jau kažkas netvarkoja, nes tai neteisinga. Tai va tą faktų greičiausia, kad dirbtinis intelektas gali pakeisti.
O kalbant dar apie patį verslą, pavyzdžiui, tokiais praktiniais pavyzdžiais, ar ne? Kokius darbus galėtumėm patikėti būtent dirbtinio intelekto agentui? Ką jis galėtų mum nuveikti? Nu, gal, pavyzdžiui, papasakosiu apie vat, porą iniciatyvų, nes ne paslaptis paskutiniu metu dažnai prisidedu prie socialinių projektų, stengiuosi laikytis nuošaliai nuo politikos valstybės, bet socialiniai projektai man patinka, žaviai įsitraukiu, subsidijuoju nemažai remiu. Tai vat, vienas iš paskutinių, kur įsitraukiu, yra apie tai, kad dirbtinio intelekto agentas realiam laike skenuoja visą naujų teisinių aktų atsiradimą svetainėje Seimo mūsų, realiam laike išverčia į žmogišką kalbą, supaprastina ir tiesiog skaidriai viešai pateikia, kas vyksta, bet tuo pačiu jau daro interpretacijas. Pavyzdžiui, kokios interesų grupės, kokio įstatymo yra paliestos. Ar tai yra ten prekybininkai, ar tai yra vartotojai, ar tai yra tokie žmonės ar tokie. A, Kokie yra pliusai minusai? Nes vėlgi vidutiniam žmogui tu numesi tą teisinį tekstą, žalio supratimo neturės, vat, kas vyksta. Ir tarp kitko nemažai nuomonių su tuo sutinku, kad labai nemažai neteisingų dalykų, tame tarpe mes praeitai laidoj kalbėjome apie kaip valstybė sugeba per pinigų politiką vis dėlto pasinaudoti žmogum. Tai didžioji dalis tų bėdų dėl nesupratimo ir neįtraukimo vidutinio žmogaus į apskritai veiklą. Kai už mano nugaros kažkas vyksta, ko aš nesuprantu, tai labai lengva, kad kažkas manimi vėliau ar anksčiau pasinaudos. Atvirkščiai, kai aš stebiu ir suprantu, o tada labai sunkiai. Vadinasi, popiežius sakė, kad sunlight is the best sanitizer. Jo, tai va tuo dirbtinio agento funkcija ir turi savo misiją, turi savo vėlgi vertybių sąrašą, turi konstitucijos nuostatas, vertina, kokie pokyčiai ateina ir iš karto išduoda vat realiam laike. Kai atsiranda svetainėje, iš karto yra interpretacija, vertinimas, kam įdomu, gali paskaityti, suprasti, iš karto pamatyti interpretacijas, iš karto pamatyti pliusus, minusus. Ir vėlgi tikėtina, kad tai ves prie didesnio supratimo ir didesnio įsitraukimo, o didesnis supratimas, įtraukimas veda prie didesnio pilietiškumo. Tai veda hipotetiškai prie geresnės visuomenės, bet čia yra geras pavyzdys, nes alternatyva, tarkime, tokiam vienam agentui tai būtų, nežinau, kiek reikėtų teisininkų, kurie nuolat ten kasdien, nežinau, 100 puslapių naujo kažko atsiranda. Ir su tokiu kiekiu susidoroti, tai tikrai alternatyva būtų nemažai teisininkų. Čia viską pakeičia iš esmės vienas robotukas, kuris nemiega, nepriklausomas, nešališkas, jokiam ten partijom, šalim nepriklauso ir išeina išimtinai iš žmogiškųjų vertybių. Bet kartu man taip sukasi toks žodis gerai, bet ar jis tikrai 100% yra patikimas, ar ne? Taip žmogiškos klaidos taip atkrenta, bet klausiu apie patį tą ir robotuko veikimo principą. Pavyzdžiui, jisai priima sprendimus, ar ne? Tai kokius jis duomenis, ką jis naudoja ir kaip jis priima tuos sprendimus, kad mes taip aklai galim juo pasitikėti? Tai dabar čia daug tų klausimų viename, pabandysiu taip po truputėlį tą išardyti. Tai pradėsime nuo to, kad lyginant su žmogum, dirbtinis intelektas šiuo metu yra ženkliai patikimesnis. Čia kažkadaise buvo, kai Tesla bandė pristatyti savaime vairuojantį automobilį ir vienas kitas pranešimas buvo apie tai, kad Tesla ten avariją padarė ar kažką, tai su ta vėliava uždrauskime automobilius, nes va buvo viena kita avarija, išėjo statistika, kad jeigu žiūrėti į skaičius, tai savaime vairuojantis automobilis yra lygiai 1 milijoną kartų saugesnis už žmogų. Kiekvienai vienai ir 1 kilometrui avarija padaryta robotuko yra lygu milijonas avarijų padarytų žmonių. Tai pradėsim nuo to, kad jeigu jau pradėti lyginti, tai netgi šalia nestovi. Ir tas įdomiai liečia ne tik tai va tas vairuojančius automobilius, bet visą kitą. Ir dabar prie antro tokio įdomaus momento prieisiu, kai iš tikrųjų atsirado pirmieji gal versijos to ChatGPT ar pirmieji dirbtinio intelekto varikliai, tai labai nemažai žiniasklaidoje atsirado, sakysime, tokių komentarų, čia diskriminuoja, čia rasistai ir taip ir taip. Ir tada atėjo mokslininkų atsakymas, žiūrėkite, jie neutralūs. Jie skenuoja viską, kas yra internete ir jeigu jie sako, kad ten diskriminuojame ar negerbiam kažkokios žmonių kategorijos, tai yra veidrodis, tą žmonės daro netiesiogiai visuose bloguose komentaruose, straipsniuose. Jie yra pasyvūs, jie va tiesiog veidrodis, kas mes esame,
Tai buvo pirma versija tiesiog atspindėjo, po to jau žmonės suprato, kad galime skiepyti vertybes. Ir va dabartinės paskutinės versijos yra vertybiniu požiūriu ženkliai korektiškesnės, tolerantiškesnės, labiau ginantis ar atspindintis vertybės negu vidutinis žmogus. Ženkliai. Tai vėlgi faktorių begalinių ženkliai. Ir jeigu jau kalbėti apie pasitikėjimą, tai sakyčiau, šią sekundę turėčiau pagrindo ženkliai labiau pasitikėti dirbtiniu intelektu negu vidutiniškai žmogum vidutiniškai. Bet vėlgi tu sakai aklai pasitikėti, niekas nesako aklai. Visiškai niekas nesako aklai, atvirkščiai. Dabar labai daug pastangos, vėlgi ties dirbtiniu intelektu jisai pagimdo labai daug tų iššūkių. Vienas iš iššūkių tai vadinamas explainable AI. Explainable, kad viena iš bėdų, kad kartais, kai išpjauna atsakymų, ne iki galo žmonės gali suprasti, o kodėl toks atsakymas. Jisai seka iš tų duomenų, tik tai tiek, kad žmogui tai nesuprantama. Tai atskirai dabar yra viena šaka, kuri sako, kad mes turime išmokinti dirbtinį duoti atsakymą, bet tuo pačiu žmogiškai ir mums suprantama kalba paaiškinti, o kaip daeiti iki to atsakymo. Tai va tas explainable AI kaip tik ir panaikina tą faktorių, kad aklai, kai yra pateikiamas, pavyzdžiui, va, kurį aš kalbėjau, interpretacinis paaiškinimas būtų labai tiesiai šviesiai pasakyta, kad šitas ten naujai priimamas įstatymas tiesiogiai prieštarauja konstituciniai nuostatai tokiai, vat šitas punktas sako, kad ten mes, tarkime, apribojame kaip per COVID judėjimo laisvę, konstitucija tiesiai šviesiai sako, kad judėjimo laisvė negali būti apribota išskyrus karą arba nepaprastą padėtį ir panašiai, panašiai, ir tu gali kaip žmogus neaklai, o tiesiog taupant laiką iš karto pamatyti, jeigu netiki, pakelti konstituciją, pakelti įstatymą. Tada sveikas protas sako, jo šitie du prieštarauja vienas kitam, tai ačiū, kad pagreitinai, kitaip man tiesiog reikėtų klaidžioti be galo ilgai ir daug. Tai vat pirmas dalykas, statistika rodo patikimesnis, antras dalykas, tikrai nėra to faktoriaus, kad aklai, tu gali visada, jeigu netgi kažkas sako, kad jo vidutinis žmogus gal kai ko nepajėgus suprasti, tai visada gali ten, aš sakau, jeigu atviras kodas yra, tai jo, jeigu aš jo nesuprantu, visada atsiras pažįstamas programuotojas, jeigu jau labai man reikia. Galiausiai galiu pasamdyti, pasakyti, aš nesuprantu, bet tu supranti, va tai yra atviras kodas. Viskas yra jame, tai va, interpretuok man, pasamdyti žmogų, kuriuo pasitikiu. Dar vienas momentas, tarp kitko, labai įdomiai, kaip vystosi dirbtinio intelekto evoliucionuoja, tai atsiranda tokia savoka kaip reputacija. Nes jeigu tai pažiūrėti, lygiai kaip žmonės aklai nepasitikė vienas kitu. Ir nereikia. Nes vėlgi, tu negali išeiti iš to, kad va tiesiog gatvėje eina žmogus, tu visą save ten atveri ir sakai, aš pasitikiu, kad tu nepiknaudžiausi, nepasinaudosi. To nėra. Atiduoda visus prisijungimus Nebūna. sąskaitos. Nebūna taip. Jo, teisingai, tai va, tai lygiai kaip su žmogum, tu po truputį augini to žmogaus, sakysime, autoritetą, reputaciją, pasitikėjimą, tai lygiai tas pats su tuo pačiu dirbtiniu intelektu. Ir jeigu, tarkime, dirbtinis intelekto agentas vieną dieną gerai ten moderuoja, rašo straipsnius, interpretuoja įstatymus, antrą dieną gerai, trečią dieną gerai, penktą dieną gerai, tūkstantis buvo teisingų atsakymų, kur tu tai dar iš nugaros prižiūrėdamas pasitikslinai, pasikontroliuodavai, kaip darbuotoją naują prižiūri kartais. Ir po 1000 karto vis dėlto viskas yra gerai, tai tas po truputėlį pasitikėjimas auga. Tai vėlgi niekas nesako, kad reikia čia ir dabar vat gatvėje išeiti ir pasakyti robotukai vien dėl to, kad robotukas va aš. To nereikia. Tai tikrai užsitarnauti pasitikėjimą užtruks, bet vėlgi yra, tarp kitko, labai nemažai yra ir straipsnių, ir apžvalgų, kurie kruopščiai matuoja, testuoja tos dirbtinius intelektus, yra nemažai straipsnių, benchmarkus turi. Įdomus palyginimas yra su žmonių tarptautiniam olimpiadų lygiais. Pavyzdžiui, kiek per centilę pataiko naujas dirbtinio intelekto variklis, lyginant su ten matematikos tarptautinės olimpiados laureatais. Ir sako, šitie pataiko į 4%, tai reiškia 4% geriausių pasaulio olimpiados dalyvių išsprendžia tiek problemų, klausimų, kiek tas intelektas, jisai geresnis negu tas, kuris, pavyzdžiui, patenka tik tai ten 10%, tai yra 10% geriausia ir panašiai. Tai vėlgi, to žodžio aklai tikrai nereikia, bet jo ir nėra. Ir išgirdau tą dalyką, kad šiaip dirbtinio intelekto agentai jie nuolat mokosi ir jie nuolat tobulina savo veiklą, ar ne?
Man klausimas yra, kaip jie tai daro ir kaip dirbtinio intelekto agentai prisitaiko prie naujų situacijų. Tai va čia yra vienas va tas buvimas grįžtamųjų ryšių yra vienas iš naujų aspektų. Nes iš tikrųjų, vėlgi labai daug analogijų galima vesti lyginant su žmogum, kai žmogus elgiasi. Jeigu tu pabaladoji duris, tau neatidaro, nu, tu gal vieną dar kartą pabaladosi, kad įsitikinti, bet trečią kartą padarysi išvadą, kad ten nieko nėra, apsisuksi išeisi. Tai va, sakysime, kokia bėda buvo su, sakysime, tradicinėm ir paieškos varikliais ir dirbtinio intelekto pirmaisiais variantais, tai jie visada išduodavo tą patį atsakymą, neįvertinus naujos aplinkos, naujos informacijos, nes išeidavo iš to žinyno, kuris buvo įkrautas vieną kartą. Tai vėlgi, kadangi jau dirbtinis intelektas kaip agentas jau dažniausiai veikia tam tikroj aplinkoj, kuri veikimas jau pagimdo, automatiškai sugeneruoja naują informaciją, yra namuose, nėra namuose. Ten bandžiau atidaryti interneto bilietų rezervavimo svetainę, neatsidarė, ko aš tikėjausi, neatsidarė. Tai tas naujos informacijos įvertinimas, įsisavinimas, interpretacija ir panaudojimas darant antrą sekantį žingsnį yra labai didelė vertė. Nes iš esmės tai veda prie to bandymų, sėkmių, nesėkmių metodo, kas labai būdinga žmogui. Nes identiškai elgiasi žmogus. Ties 10 bandymų, daug dieve, ten vieną kartą kažkas pasiseka, jeigu pasiseka, užsitvirtina ir tada taip kitą kartą darai, jeigu nepasiteisina, tai tada bandai taip, bandai kitą kartą. Jo, labai teisinga pastaba, kad tas mokėjimas prisitaikyti, gebėjimas įvertinti neigiamą patirtį yra vienas iš labai stiprių dalykų. Viskas iš tikrųjų skamba taip labai pozityviai ir labai gražiai, bet na, niekada nebūna vien tik tai juoda, būna ir balta ir atvirkščiai. Tad klausiu apie pagrindines rizikas ir iššūkius, kuriuos reikia įsivertinti, pradedant naudoti, naudojant dirbtinio intelekto agentus. Kas Vėlgi, taip čia yra? įdomiai pastebėjai, nes apskritai gal tai seka iš to, kad aš šiaip techno-optimistas esu, manau, kad technologijos vystosi visada gerąja linkme, yra techno-pesimistai, kurie sako ne velnio, ten viskas Pabūk labai. dabar pesimistu. Aš vėlgi ne pesimistu nebūdamas, aš tiesiog galiu paryškinti, kokios vietos yra tikrai sunkios. Tai ką labai greitai tikrai pastebėjo nemažai, ypač kūrybinių žmonių, kad autorinės teisės pasidarė labai neapčiuopiamos, abstrakčios, neapginamos ir atrodytų kaip dailininkas, kur negali apginti savo teisių, kai dirbtinis intelektas piešia kažką panašaus į mano paveikslą, ar knygos autorius sako, tai jo atsakymas yra labai primena, ką aš knygoj parašiau. Ir tada prasideda begaliniai debatai, nes nei teisinė, nei ekonominės rytis nėra pritaikyti, sakysime, tam žinių panaudojimai. Autoriai sako, tai čia mūsų darbai, juos panaudojant buvo išmokytas dirbtinis intelektas ir dėl to mums priklausytų pajamos ar apskritai uždrausti, nes tada mes mažiau parduodame. Šalininkai atvirkščiai sako, tai žiūrėkite, nu tai visi žmonės mokinasi iš visų, tai jeigu kažkas perskaitė knygą ir po to parašė apžvalgą, tai ką irgi turi mokėti, tai tada visi dailininkai turėtų Rubensui ten ar ten dalį mokėti, nes visi mokinosi iš tų darbų apskritai, mokymasi kaip procesas yra, įsisavinimas iki manęs sukurto kitų žmonių ir tai panaudojimas. Ir tada apskritai būtų absurdas, nes žmogus apskritai nieko negalėtų padaryti, nemokėdamas kažkokiam kažkur tai autoriui. Ir viskas. Ir nei teisės sistema, nei ekonomika nėra pritaikyta. Tai vat pirmoje vietoje tikrai kenčia autoriai, nes dirbtinis intelektas laikoma, kad įgeria, padaro panašius ir kol kas mechanizmų, praktikos precedentų visiškai nėra. Tai čia viena iš tokių sričių. Antras sritis yra be abejo privatumas. Nes tą sekundę, kai tu kažką pasakai dirbtiniam intelektui, tai tas kažkas skirtingai nuo teoriškai ten psichologo arba, kaip buvo sakoma, Las Vegaso, nelieka. Tik tai tarp tavęs ir dirbtinio intelekto, tai panaudojama, va, kaip mes jau minėjome, kad labai dažnai grįžtamasis ryšys yra panaudojęs apmokinimus, tai netyčia paklausęs, kaip nuvykti į Niujorką, tu tuo pačiu atskleidė savo planą nuvykimo, kitas žmogus paklausė, o kas šiuo metu skrenda į Niujorką, jis sako, tai Ilja skrenda. Prieš tai manęs klausė. Aš jam bilietus paruošiau, jisai tokiu reisu skrenda ir gali jį ten surasti. Ir panašiai, tai privedė prie to, kad praktiškai mėnuo po ChatGPT atsiradimo didžios korporacijos kaip Microsoftas, Samsungas paviešino, kad uždraudė savo darbuotojams kalbėti su dirbtiniu intelektu, nes viską, ką pasakydavo, paklausdavo, likdavo ir atskleisdavo buvo kitiem. Tai va tas privatumas yra labai didelė problema. Yra labai daug kitų, va jau buvai pakėlusi truputėlį etinių problemų, kaip būti su tuo, kad
būdamas mūsų veidrodžiu, bet mum nepriimant mūsų antspindžio, pasakant, ne, mes netokie, mes geresni, mum nepatinka, ką sako dirbtinis, tai kaip vis dėlto įskiepyti vertybių rinkinuką, pasirinkimus ir panašiai, ir būna nukreipimų į abi formas. Per rinkimus pagarsėjo, paklausė, aš dabar neprisimenu pavardės, bet buvo paklausta, nupiešk man tipinį Microsofto vadovų veidą ir visi buvo ten 10 vyrų. Nu ir buvo pakelta, kaip čia va taip. Jeigu sakome vadovas, tai kodėl implikuojame, kad tai yra vyras? Vėlgi, iš to seka, kad nu, mes tokie. Visi šaltiniai, kurie dirbtiniu intelektui buvo prieinami, indikavo, kad dažniausiai, matyt, statistiškai vyrai buvo dažniau vadovai. Bet mum tas atspindis nepatinka, nes mes sakome, ne, tegu tarp tų 10 būna 5 moterys, 5 vyrai, 5 baltieji, ten ar 3 baltieji, 3 geltonieji, 3 panašiai, nes mes norime atsakymus matyti geresnius, nes mes patys esame. Viskas su tuo tvarkoj, bet vėlgi tai yra iššūkis, nes automatu to nėra. Ir taip toliau, taip toliau. Man atrodo, dar yra labai viena tema, kuri dar liko nepaliesta, tai yra dirbtinio intelekto agentų bendravimas su žmonėmis. Ir kaip kuriamos yra būtent tos bendravimo savybės, o įdomiausia - empatijos. O čia paliekėjai labai gilę, didelę temą. Vienas iš iššūkių, vėlgi, kaip mes kalbėjome apie etinės problemas, tai empatija, žmogiškumas yra iššūkis. Nevadinsiu problemą, iššūkis. Papasakosiu vieną labai įdomų pradžiai tezę ir testą, eksperimentą, kuris buvo panaudotas pagrįsti tą tezę. Tai tezė buvo, kad jeigu kažkadaise dėl kažkokių priežasčių dirbtiniam intelektui, robotukam, humanoidam reikėtų nugalėti žmogų, tai žmogų paveiktų per silpniausią jo vietą. Tai yra emocijas, empatijas ir kitus žmogiškuosius faktorius. Ir labai įdomu surengė eksperimentą tam, kad įrodyti savo tą tezę. Buvo apie tai, kai AB grupės, standartinis tyrimas, A grupiai atvažiuoja robotukas ir reportuoja visiškai neutraliu balsu tonu, kad mano visi darbai šiandien yra įvykdyti, galite mane išjungti. 100% žmonių išjungia. B grupėj atvažiuoja tas pats robotukas, kameros akytės namukų padaro labai liūdnai ir liūdnų balsų sako, aš jau kaip ir įvykdęs viską ir jūs turėtumėt mane išjungti, bet aš prarasiu visą savo atmintį ir aš būsiu tai dienai miręs. Spėkite, 8% žmonių atsisako išjungti. Jiems sako, tai robotas, jam suprogramuota. Tai jam skauda. Viskas. Ir va tas vat negroja. Viskas. Žmogiškumas veda prie to, kad žmonės atsisako. Ir va tuo buvo pademonstruota. Bet vėlgi grįžtant prie to empatiškumo, aš tarp kitko irgi pailiustruosiu turiu tokį įprotį kartą į metus važinėti Las Vegas CES parodą elektronikos pasiekimų technologijų. Prieš keletą metų buvo pasirodęs tokia skaitmeninių personalijų gal stendas, nes tezė yra, kad ateičiai reikės skaitmeninių vedėjų, visa pagarba žurnalistams, vedėjams, bet diktorių, bendravimų ir panašiai. Ir lygiai kaip tu tikiesi, kad nu, nebus visi vienodi visur, kur tu beitum, visur kasininkai vienodi, nu, tu nori įvairių personalijų, tai tezė tos kompanijos buvo, kad reikės skaitmeninių personalijų tai yra išvaizda, tai yra charakteris, tai yra būdas bendrauti, mimika, balsas, tembras. Tai tuo metu tai buvo neįsikūnijimas, tik tai va ekrane, tu prieini, ten buvo keletą personalijų, gaisrininkas pateiktas, neprimenu ten kitų, nes stebėjau ir šitą, ir kalbasi su tavim kaip žmogus. Ir vėlgi, kiekviena personalija turi savo išskirtinumą, turi balso tembrą, turi mimiką, turi pozą, turi judėjimą, ten, nežinau, temperamentą, ten visus parametrus. Ir kas man labai iš šono žiūrėjau, kaip kiti bendravo. Kas man užkrito, ant kiek žmogiški va tie personažai buvo. Ten kiekvienas žodis žadindavo emociją. Tu matai iš karto, kaip veidas keičiasi. Tu jauti visom fibrom, kad yra va ta koherencija tarp turinio, žodžių, mimikos, judėjimo. Ir tada pabendrauji su paprastu žmogum ir pasakai, nu tu nebe žmogus, nes kažkoks tu schematiškas, kažkoks tai tu vat, netitinka tavo ten veido išraiška ir tembras, nu kažkoks tai tu nebe žmogus. Tas žmogiškesnis. Tai man tada labai įkrito, kiek ne tik tai gali mimiką daryti, bet kiek ir, žinote, kaip šaržas paryškina kai kurios bruožus, tai kaip, vat, sakysime, tos skaitmenės personalijos paryškina viską, kas yra žmogiško ir galiausia pradeda atrodyti
beprotiškai daug žmogiškiau negu žmogus, bent jau vidutinis, kuris kalba, kuris veda mimiką, neatitinka turinio ten ir panašiai, panašiai sakai, ne, čia jūs robotukai. Socialinių įgūdžių kartais net neturi žmogus. Tai va, tai jeigu taip suprasti, nu gal aktoriai kartais moka, iš tikrųjų, kai tu gerą, talentingą aktorių stebi, iš tikrųjų, va tą visą judesį, judėjimą, balsą, vėlgi tą vaidinimą, tai tada tu tiesiog įjungi tą empatinį intelektelę, tu jauti, ką aktorius. Tai va čia yra retas atskirų talentingų individų, retos profesijos bruožas ir visi vidutiniai žmonės taip ne. Tai vat kaip tu sakai, yra trūksta bendravimo įgūdžių, socialinių įgūdžių, apskritai kartais nemoka išsireikšti, kalbėti, kalba viena, kūno kalba kitokia. Tai vat kalbant apie žmogiškumą, tai truputėlį gal čia baisu, bet bijau, kad robotukai gali būti žmogiškesni už žmogų. Taip jau pabaigai vis tiek šitą klausimą labai noriu užduoti, nes dabar, kai tu pasakoji apie tuos labai žmogiškus robotukus, man minties jau prasisuka tokie filmų scenarijai, kur, na, su robotais sukuria šeimas, kol galiausiai robotai pradeda eiti prieš žmogų. Bet iš tikrųjų tai kiek tai realu, kad tai bus mūsų ateitis, gal ir ne tokia tolima, kai tiesiog jie bus tokie žmogiški tie robotai, kad iš tikrųjų žmonės ir pradės kurti gal net ir šeimas su jais. Čia gal rimtesnis testas filosofinis. Vėlgi truputėlį faktų statistikos. Vienas iš reiškinių, ne klijos su lipduku gerai ar blogai, bet reiškinių, kad Japonija jau tą turi ir labai nemažai laikoma žmonių sukuria santykius, bendravimą, prisijaukinimą, prisirišimą prie skaitmeninių robotukų. Tai yra faktas, viskas. Labai nemažai yra to. Atsisako bendravimo. Ir interpretacija įdomiausia, kur aš skaičiau, tai yra ne apie tai, ar robotai bus geresni, žmogiškesni žmogui. Klausimas yra apie tai, ar žmonės vis dar norės bendrauti su žmonėm. Nes žmogus su žmogum yra didžiausia rizika. Tai pažiūrėti realų pasaulį, iš tikrųjų, kaip dažnai nesutampa charakteriai, nuomonės. Aš mačiau tokią sceną Gedimino gatvėje prie McDonald'o. Buvo du paaugliai, gal 14-15 metų. Ir vienas sako, šūdas tavo iPhone'as, Samsungas geriau, sako, ne, sako, tai še tavo Samsungas, iPhone'as. Ir jie, galėjo susipešti, galiausiai vardan ko, va koks skirtumas, patinka iPhone'as, ir pirk iPhone ar Samsungas, bet ne žmonėm. Vidury gatvės. Jo, ir man tas tai užkrito ir man buvo tokia iliustracija, kad jau pamiršk, čia robotuko nėra, čia žmogus su žmogum. Pažiūrėk, kiek karų vyksta, pažiūrėk, kiek nesutarimų vyksta, pažiūrėk, kiek šeimų griūna. Statistika sako, pamiršk robotus. 70% santuokų neišgyvena ten kažkiek tai jau bėda, kad žmogus su žmogum ne visada gali sugyventi ir sutarti ir kažką bendro pasiekti ir visa žmogaus istorija yra apie tai. Ir dabar tikrasis rimtas testas, iki šiol bent jau, buvo poreikis, privalomai, nori, nenori tavo darbe, gyvenime, reikia bendrauti su žmonėm, tu esi sociumo narys, kitaip neišgyvensi. Tai va tas tikrasis išbandymas, jeigu tau bus alternatyva, bendrauti su kažkuo, kas priims tave besąlygiškai. Nesvarbu, ar tu ryžius taip kepi, ar tu mėgsti raudoną, ar žalią, ar iPhone, ar Samsungą, va tiesiog besąlygiškai. Ir nereikės ginčytis, nereikės ten nurodinėti, nereikės kentėti, ar tada nebus per didelė pagunda, pasakysi, ne žmogau, man su tavim nesugyventi, tai kiekvienas, man kažkaip maloniau su tuo, tai čia tikrasis testas, bet vėlgi, čia gilioja priežastis, žmogus, ne žmogus robotas. Aš dabar labai mintimis iškeliavau, nes labai toks klausimas, toks skaudus iš tikrųjų, žmonės vis tiek renkasi patogumą ir kas jiem yra patogiau. Labai dažnai pagunda yra pasirinkti, ypač kai žmogui tokia viena sisteminė klaida būdinga, pasirinkti patogumą čia ir dabar, mainais į daug blogiau, bet kažkur ir kažkada. Tai va ta pagunda, jo, čia ir dabar gauti naudą yra stipri ir vienas iš išbandymų. Ačiū už pokalbį. Ačiū. Šiandien tai buvo viskas, ką spėjome papasakoti apie dirbtinio intelekto agentus. Ačiū, kad buvote kartu. Iki kitų kartų.